Sveiki bičiuliai, ne koks orelis tikrinti automobilius, bet patys žinot, geri variantai ilgai neužsibūna. Šį kartą tikrinam automobilį klientui pagal užsakymą, tiesiog patikros užsakymas, ne mūsų paieška. Tai trumpai apie automobilį, BMW X5, 11 metų. Štai. Automobilis pagamintas buvo Amerikoje, tada jį nupirko vokietis, ir dabar iš Vokietijos jis atsidūrė čia su tepalo siurblio defektu. Defektas pašalintas, pasivažinėjimus automobiliu, viskas gerai. Štai toks rudas saloniukas, juodos lubos, panorama, 244 000 rida, šildomos sėdynės priekyje gale, pilnas elektros paketas ant sėdynių su memoriu, hudas, žodžiu, ganėtinai simpatiškas X-as. Minusas tas, kad vienas diržas nesifiksuoja. Kas liečia po kapotu, viskas gražu, prie tepalo filtro truputėlį yra pratekėjimas, bet tai yra natūralu, tai vyksta bekeičiant jį, o daugiau jokių skysčių nuotekių, gyvi parametrai visi gražus, miela malonu. Geras dalykas, durų pritraukėjai. Kaip ir sakiau, automobilis žiūrėjom visus gyvus parametrus, tai yra turbinos pūtimas, purkštukų darbas, to paties tepalo siurblio darbas. Spaudimas geras, viskas tvarkoj, automobilį galima pirkti. Sakau, keli tie smulkus tokie defektai, diržas, vienas ten toks įbraukimas yra irgi, bet supraskit patys, 11 metai, 12 metų automobiliui, tai iš tikrųjų kaip 12 metų, tai jis tikrai yra labai gerai išsilaikęs. Nudžiuginsim klientą, manau bus patenkintas ir tikrai pirks šitą automobilį. O jūs, jeigu ieškote automobilio arba turite kažkokį išsirinkę automobilį, kurį norėtumėt patikrinti, tai siųskite skelbimo nuorodą man į Važiuojam Auto Facebook puslapį, taip susisieksite su manim, apsitarsim apie laiką, kada galime automobilį patikrinti, kokia būtų kaina. Ir kaip sakant, visi liksim patenkinti ir laimingi. Gražios likusios dienos ir iki sekančio.